Sveiki dar kartą visiems ir šiandien smagu matyti susirinkusius į mūsų seminarą, kurio pavadinimas yra konstravimo stadijų vertinimas Global RFM aplinkoje. Aš taip pat parašiau tokį trumpinį CSA. Dažniausiai literatūroje šis trumpinys iš principo tai reiškia, tai yra Construction Stage Analysis. Tai, sakykime taip, tas trumpinys turbūt ne kartą šiandien bus ištartas, tai norėjau tiesiog patikslinti. Tai manau ir galim pradėti. Taip, tai šiandien mes trumpai pakalbėsime apie tai, kas tas konstravimo stadijos yra, kom jos yra svarbios ir kokie pagrindiniai bruožai yra konstravimo stadijų. Na ir po to pabandysime nesudėtingą pavyzdį išspręsti, pasižiūrėti, kaip tai gali, kokią įtaką tos konstravimo stadijos gali turėti mūsų projektuojamo konstrukcijų. Taip, tai konstravimo stadijų analizė ir jo svarba. Tai jeigu taip trumpai kalbant, kad apibrėžti, kas tas konstravimo stadijos yra, tai galima būtų pasakyti tai, kad tai yra tam tikras analizės tipas, kuris leidžia inžinieriams, projektuotojams, projektuojantiems statybinės konstrukcijas atsižvelgti į statybos metu atsirandančius poveikius. Tai yra, ar tai yra kažkokios specifinės apkrovos, ar tai yra apkrovos montavimo metu tik tai atsirandančios, ar tai yra, sakykime, kažkokia tai eiga pridedamos kitos, sakykime, pastate jau veikiančios, būsimam pastate veikiančios apkrovos. Lygiai taip pat konstravimo stadijos jos leidžia įvertinti netgi tokius ir ilgalaikius efektus, jeigu kalbam apie RFM6 aplinką, kalbu aš apie valkšnumą, susitraukimą, tai yra atskiri efektai, kuriuos mes taip pat galime konstravimo stadijose vertinti, nes pasitaiko atveju, kai pastatas gali būti, sakykime taip, statomas pakankamai ilgą laikotarpį ir tenais gali pasireikšti ir ilgalaikės deformacijos. Taip, tai kodėl tai yra svarbu? Iš tikrųjų, pagrindinis konstrukcijų analizės tikslas tai yra kuo tiksliau atkartoti mūsų projektuojamos konstrukcijos elgseną. Tai atkartojus jos elgseną mes, reiškia, gauname atitinkamas įražas, gauname tą įražų pasiskirstimą atitinkamą tam tikrą, ir taip pat ir deformacijas. Tai tam tikrose situacijose konstravimo stadijos nėra, sakykime taip, jos gali ir neturėti ženklesnės įtakos mūsų įražų pasiskirstimui ir dydžiui, tačiau tam tikrose pastatuose, kur, sakykime taip, kur konstrukcijos remiasi ant tampraus pagrindo arba ant kitų konstrukcijų, kurios turi tam tikrą, kurios neturi, bet, sakykime, gali deformuotis statybos metu. Tokiais atvejais tikrai konstravimo stadijos parodo kiek kitokius įražų rezultatus. O savaime aišku, kiti rezultatai reiškia kitaip ir suprojektuota konstrukcija ir atitinkamai, sakykime, galutinis rezultatas kitas. Taip, tai, tiesa, pamiršau paminėti, bet konstravimo stadijos iš principo taip pat leidžia įvertinti ne tik, sakykime, visą statybos laikotarpį ir jau eksploatacijos stadiją, bet tuo pačiu leidžia įvertinti ir vis dar statomo statinio konstrukcijų elgseną. Sakykime taip, kaip pavyzdys turime vis dar statomą statinį, ant kurio, tarkim, nėra dar uždėtų visų galutinių nuolatinių apkrovų, jame dar nėra kintamų apkrovų, sakykime, vertikaliai veikiančių, bet toks statinys jau gali patirti, sakykime, pilną vėjo apkrovą, ir dažnu atveju, sakykime, toks nebaigtas statinys gali būti tenais netgi tos vėjo apkrovos dar ir didesnės negu kad baigtame statinyje.
Tai tos konstravimo stadijų analizė, jinai padeda mums tai vertinti. Pagrindiniai bruožai, ką mes galime, sakykime, taip padaryti su konstravimo stadijomis RFM aplinkoje, tai yra, kaip čia ir paveikslėlėje matot, mes galime, turėdami kažkokį tai statinį, jį išsiskaidyti atitinkamais etapais, taip kaip, tarkim, numatome statybos procesą tam tikrą. Čia aš aišku, tas paveikslėlis pavaizduotas yra toks, kad tarkim per aukštus yra tas išskaidimas padarytas, tai šiek tiek supaprastinta, bet aišku, gal tas konstravimo stadijas reikėtų vertinti ir, sakykime taip, vertikalių konstrukcijų etapas, horizontalių konstrukcijų etapas, tai kolonos, perdangos atitinkamai. Ir programa leidžia mums išskaidyti į tuos etapus pagal, sakykime, pagal poreikį. Nėra iš tikrųjų tenais tam tikrų didelių apribojimų tokiu atveju. Taip pat programa leidžia modifikuoti visus modelio komponentus. Tai, sakykime, jeigu mes turime modelį sudarytą iš 1D, iš 2D, iš 3D elementų, mes juos galime atitinkamoje stadijoje įjungti, aktyvuoti, taip vadinkim. Sekančioje stadijoje gal to elemento mums jau nebereikia ir mes jį galim deaktyvuoti ir atitinkamai keisis nuo to mūsų konstrukcijos įražas. O vėlesnėje stadijoje galime netgi ir reaktyvuoti iš naujo. Tai iš tikrųjų yra pakankamai lanksti sistema, kuri leidžia atkartoti ko ne bet kokią konstravimo stadiją. Apkrovos ir jų deriniai, čia yra pakankamai svarbus aspektas, į kurį reikėtų atkreipdėmėsi, sakykime taip, prieš generuojant apkrovas, iš tikrųjų turėtumėm pakankamai gerai apsispręsti, kokias tas stadijas mes numatome ir jau apkrovas generuoti, atsižvelgiant į tas numatytas statybos stadijas. Nes iš tikrųjų mes kiekvieno statybos etapu mes vertinam tam tikrą kiekį apkrovos ateinančios, ne tik savo svorį, bet gal ir kažkokią kintamą apkrovą gali atsirasti atitinkamai stadijai. Tai automatiškai mes turime tai apmastyti ir apkrovas generuoti jau atitinkamai. Toliau, programa mums leidžia įvertinti komponentų netesiškumą. Tai pavyzdžiui, 1D tipo elementų, tai kolona ar sija, gal sakykime taip, kalbėkime apie koloną, jinai gali būti arba tik tempiama, arba tik gniuždoma, čia toks elementų netesiškumas. Lygiai tas pats ir su atramom, jos gali būti arba tik gniuždomos, arba tik tempiamos, tam tikras netesiškumas gali būti, tiksliau sakykime taip, konstrukcinis netesiškumas, nekalbu apie medžiagų netesiškumą, bet konstrukcinis netesiškumas gali būti vertinamas. Lygiai taip pat RFM6 aplinkoj konstravimo stadijų analizė gali būti derinama su kitais moduliais ir jų funkcijom. Kaip pavyzdys, mes galime suderinti tas konstravimo stadijas su medžiagų netesiškumų moduliu ir galime jau atlikti analizę su netiesinėmis medžiagų charakteristikomis. Arba, kaip, sakykime, kitas geras pavyzdys, mes galime nebaigtą statyti statinį, dar atlikti jo stabilumo analizę, kol dar, sakykime, nėra kažkurių tai konstrukcijų ir yra tam tikras apkrovimo lygis atitinkamai stadijai. Ir toj situacijai konkrečioj mes galime atlikti konstrukcijų stabilumo analizę ir taip įvertinti konstrukcijų elgseną. Ir savaime, aišku, detalų stadijų rezultatai, savame, aišku, kuriais atsižvelgiama į tos rezultatus gautus analizuojant stadijas. Taip, tai aš tiesą ką norėčiau dar užsiminti, tai yra, kad mes šiandien, aišku, irgi pasižiūrėsime tam tikrą pavyzdį RFM aplinkoj, bet tuo pačiu mes ten paliesime pagrindę tokį pastato lygyje esančias konstravimo stadijas, bet norėčiau pabrėžti dar, kad RFM aplinka jinai leidžia ir skerspjūvio lygyje irgi turėti tam tikro lygio stadijas. Net gal, sakykime taip, pagal terminus, tai
pagal terminus, jeigu paieškotumėt informacijos, tai sutiktumėt, kad tai yra tam tikros fazės, ne, tai yra pirma, sakykime, kažkokia skerspjūvio fazė, antra skerspjūvio fazė, na, kaip čia kaip pavyzdys, sakykime, mes tiesa šitos fazės yra prieinamos tik tai štai va, šio tipo skerspjūviams, tai yra Massive 2 skerspjūviai, kurie yra suformuoti iš atskirų tokių dalių, komponentų, ne? Na ir sakykime taip, vat, kaip čia, kaip pavyzdys rodo, aktyvuota yra tik tai antroji fazė, tai štai vat šita viso to T formos skerspjūvis T formos ir yra aktyvuota tik tai jo senutė. Ne? Tokiu atveju, tai, o sakykime, ta lentyna, jinai gal bus aktyvuota kažkokioj kitoj statybos stadijoje, na ir žinoma, tas skirtingas skerspjūvio dalių įsitraukimas į analizę skirtingų metų, jisai savaime aišku duos ir kitą įrašų pasiskirstimą ir galų gale dydį įrašų. Tai būtų tiek, sakykime, įžanginiam žodžiai ir perėsime prie jau konkretaus pavyzdžio. Taip, aš perjungsiu ekraną. Taip. Taigi, kuriame naują failą ir taip ir pačioj, sakykime, pradžioj mums reikėtų tam, kad jeigu numatom, kad statinys bus, jeigu jame mes norėsime vertinti statybos stadijas, tai tokiu atveju mums tektų prie papildomų modulių štai aktyvuoti Construction Stages Analysis, ne, tai yra CSA analizė. Tiesa, ko aš nepaminėjau, aš ten užsiminiau apie 1D tipo elementų skerspjūvio fazes, bet lygiai taip pat ir 2D elementas, jisai gali būti skirstomas į atskiras fazes, jos skerspjūvis gali būti formuojamas skirtingom fazėm, bet tokiu atveju reikia naudoti jau štai šį papildomą modulį Multilayer Surface. Tai yra funkcija, kuri leidžia 2D tipo elemento skerspjūvį, na, sakykime, taip, turėti sluoksniuotą 2D tipo elementą per skerspjūvio lygyje. Tiesa, analizuojant, sakykime, konstravimo stadijas, mes pilnai galime taip pat taikyti ir visus kitus konstravimo, projektavimo modulius, kaip gelžbetonio plieno moduliai. Ir taip toliau. Taip, tai štai aš aktyvuoju šiuo atveju Construction Stages Analysis ir kuriu naują failą. Taip, formuosiu palyginti paprastą pavyzdį, tiesiog 2D erdvėje, nepriklausomai nuo to, kad aš štai dar grįžtų truputėlį į priekį, nes nepriklausomai nuo to, kad aš čia esu nusimatęs viską atlikti trimatėje erdvėje, bet aš neturėsiu apkrovų išplokštumos ir, na, ir tam, kad išvengti kažkokio tai nestabilumo, aš elementariai tiesiog įtvirtinsiu savo 2D konstrukciją išplokštumos. Taigi, turėsime panašų pavyzdį tą, kurį matėme skaidrėse. Tai tiesiog pirmą suformuosime vieno aukšto konstrukciją ir po to ją nukopijuosime į viršų ir suformuosim 5 aukštų konstrukciją. Tiesa, formuojant konstravimo stadijas, verta visą modelį iš karto pasidaryti, ta prasme nepriklausomai nuo to, kartais gali būti taip, kad netgi konstrukcijos lipa viena ant kitos, aš turiu omeny, kad dengia vieną kitą, bet vėliau konstravimo stadijų mes jiem priskiriam atitinkamus etapus ir jos jau, na, sakykime taip, nesikerta. Taigi, kuriu 2D elementą, sieną, sienos storis bus 250, betonas C30-35. Na, čia aš tik dar gal parodysiu, kad štai vat, įvairūs storio parametrai pas manęs čia yra užduoti. Sakykime, gal čia tiesiog priminsiu, vienas iš parametrų tai yra 2D elemento storis, tai yra kaip atskiras parametras ir mes jį turime atskirai užduoti. Tai yra labai patogu vėliau, jeigu norime išfiltruoti kažkokias plokštas ar sienas.
Tai yra atskiras parametras, pagal kurį tai galime atlikti. Taip, ok. Ir aha, taip, aš ne tą funkciją pasėmiau iš karto piešti dvimatį, sakykime, kvadratą, bet aš norėjau štai vat, funkcijos, kur iš linijos mes nupiešiam liniją ir jinai yra tiesiog ekstrudinama į viršų per kažkokį tai užduotą ilgį. Tai čia funkcijos atitinka. Taip, aš noriu į z į viršų piešti, aš tada rašysiu minus, sakykime, 4 metrus. Minus 4 metrai. Ir štai aš piešiu sieną, kurios ilgis bus 4 metrai. Ir apply. O, aš čia kažkur pabėgau. Taip, atsiprašau. Taip, reikėtų enter. Naujo. Taip, fixed height. Gal aš nebuvau uždėjęs šitos varnelės, dėl to jisai man turbūt leido taip atlikti. Štai 4 metrai. Štai viena sienos dalis. Sekantį sienos dalis bus už 18 metrų. Tai dot gridas jisai gražiai man duoda atskirti viską ir čia bus 22 metrai. Štai šitą sieną mes tiesiog išsitrinsim. Ir čia paimsiu porą linijų iš kraštų, nuspaudęs Ctrl mygtuką, aš nusikopijuosiu štai už 5 metrų vieną ir kitą kartą už 4 metrų. Štai. Gausi simetrišką situaciją. Čia kol kas yra tik linijos, ne kolonos, bet aš jas pasižymiu. Ir edit lines su dešiniu klavišu. Ir sakau, kad tai bus 1D tipo elementai. Jų tipas. Beam, paprastas kolonas, ne? Ir užduosim jiem skerspį. Taip, štai aš turiu kažkokių skerspių sukurtų. Stačiakampis skerspis 400-400 ir, jisai man tinkamas elementas. Spaudžiu OK, OK. Jis yra suformuotas. Tuo pačiu suformuosime sijas. Tam panaudosime štai paprasčiausia 1D elemento piešimo funkcija. Taip, ta pati tipas elemento beam. Čia taip pat aš turiu sukurtą jau vėl stačiakampį skerspjūvį. Matom, betonas tas pats. Okay. Ir štai tiesiog iš vieno taško į kitą nupiešime sijas. Taip. Taigi, aš iš karto uždėsiu tas atramas, nors ne, gal tiesiog elementariai mes paimkim. Štai, kopijuokim viską tiek, kiek reikia į viršų. Ir štai kopijavimo funkcija, create copies. Vieną turim, tai dar 4 kopijas mums reikia. Nurodome su taškais, kokio atstumo aš noriu kopijuoti, tai 4 metrai. Ir spaudžiame OK. Konstrukcija. Taip, kaip ir minėjau, aš pabandysiu suformuoti atramas, nauja atrama, kuri suvaržys tik poslinkį iš plokštumos sieną, kad nevirstų į priekį arba atgal. Ne? Tai kadangi, kaip minėjau, poveikių mes iš plokštumos neturim, tai nesudarys jokio skirtumo mūsų schemai. Taigi pasižymėjau visus mazgus, tiesiog visuose mazguose paprastai bus tas įtvirtinimas, štai, matos. Čia po sienomis aš padėsiu šarnyriškas linijinės atramas. Čia ir čia. Na, o kolonos apačioje bus įtvirtintos standžiai. Čia jau pasiimsiu iš drop-down listo funkciją. Ir vienas ir antras. Taip, na, truputėlį pasididinkim tą pamato vaizdą. Taip.
Tvarkoj. Tai, kaip ir minėjau, dauguma iš tikrųjų statinių projektuojant nėra dažnai taikoma konstravimo stadijų analizė. Gal dažniau konstravimo stadijos yra taikomos, kai mes lendame šiek tiek giliau į gruntą, ne? Kai, sakykime, taip yra formuojamos didelės iškasos, kai yra suformuota atraminė siena jau žemėje ir po to bandoma iškast, sakykime, taip, rūsio zonų, dažnai taip senamiestyje vyksta. Tai tokiu atveju tikrai tos konstravimo stadijos, jos yra vertinamos, jos turi būti vertinamos, nes jos turi įtakos mūsų konstrukcijos elgsenai. Sakykime, ten ir įtvirtinimo sąlygos jos keičiasi per konstravimo laikotarpį. Iš pradžių perdanga yra ant rūsio sienų, vėliau tiksliau pačioj pradžioje jos nėra, tai įtvirtinimo sąlygos vienokios, vėliau jos atsiranda ir įtvirtinimo sąlygos pasikeičia. Tai šioje situacijoje aš irgi, jeigu analizuočiau šitokį pastatą, kad ir kokias apkrovas uždėčiau, pačios deformacijos šitų kolonų, sakykime, sienų, jos nėra tokios didelės, kad turėtų ženklesnės įtakos konstravimo metu. Tačiau vaizdas iš tikrųjų gerokai pasikeičia, kai mes turime, sakykime, kaip ir minėjau, besideformuojančias konstrukcijas. Ne? Tai yra, sakykime taip, va štai geriausias pavyzdys, aš jeigu ištrinsiu štai šią koloną ir, tarkim, padidinsiu, kadangi šita sija turės atlaikyti labai didelį krūvį dabar, aš ją pabandysiu modifikuoti, tiesiog pakeisdamas jos skerspjūvį. Štai sukursime naują skerspjūvį. Taip, šitą naują aš ištrinsiu ir tiesiog nukopijuosiu prieš tai buvusios sijos skerspjūvį ir štai čia tiesiog, arba aišku, čia iššoku į parametriką ir čia įvedus matmenis, arba galiu netgi tiesiog elementariai pavadinime pakoreguoti matmenis ir skerspjūvis koreguojasi tokiu atveju. Taigi, ok, ir štai, mano skerspjūvis pasikoregavo, ok, ir, sakykime, dabar jau šitą siją turės atlaikyti labai didelį, sakykime, krūvį ateinantį iš viršaus, bet savaime, aišku, nuo bet kokios apkrovos šitą siją, jinai pradės šiek tiek linkti, ne? Ir tas poslinkis jos, jisai nuo kiekvieno pridėto aukšto, jisai akumuliuosis. Ir iš tikrųjų mes turėsime visiškai, kaip pasakyti, visai kitokį vaizdą įražų, lyginant su tuo, jeigu mes, sakykime, visą šitą modelį iš karto tiesiog imtumėm ir pastatytumėm be jokių stadijų vertinimų. Ja? Tai pabandykime mes tai ir atkartot. Taip, gerai. Tai kokia eiga? Iki šiol tai čia buvo paprasčiausias, sakykime, modeliavimas, kaip ir visais kitais atvejais. Tai eiga turėtų prasidėti nuo pačių konstravimo stadijų suformavimo. Tai sakykime taip, nedarykime dalykų sudėtingesnių negu kad jie yra ir atskirkime konstravimo stadijas tik tai per aukštus. Ne? Tai šiuo atveju aš turėsiu 1, 2, 3, 4, 5 konstravimo stadijas. Ne? Tai yra statomi aukštai po aukštą. Taigi, kai mes esame aktyvavę šį modulį, add-ons, pas mūsų šitam modelio medyje atsiranda papildoma funkcija Construction Stages. Aš su dešiniu klavišu ant jos pasirinkau, kad kurti naują stadiją ir čia aš galiu tiesiog susiformuoti atitinkamas stadijas. Ne, tai sakykime, pirmoji stadija tai yra pradžia, viso ko pradžia, viskas tvarkoj ir čia mes turėsime pirmą aukštą. Ne? Galiu pavadinimą keisti, sakykime taip gal. Tai pradėti pirmas aukštas, ne? Dabar kas įeis į šitą aukštą? Į šitą aukštą įeina štai 2D elementai sienos, 1D elementas kolona ir dar 3 1D tipo elementai sija. Tai tokiu atveju man reikia ir 1D tipo elementus įsitraukti, ir paviršius įsitraukti, ir dar man reikia, kaip matot, ir štai šitas linijinės atramas ir taškinės atramas įsitraukti. Tai aš pasispaudžiu čia ant Nodal Supports ir ant Line Supports irgi. Tai kaip matot, kiekviena uždėta varnelė, jinai štai atidaroma po naują skyrelį ir ten galiu aš įvesti atitinkamą informaciją. Taigi, members, tai mes tiesiog
čia galime ką padaryti. Mes galime, štai, mums jau ką sako pati programa, kad tai yra add, ne? Tai mes įtraukiame elementą į tą konkrečią stadiją. Štai va, eina kalba apie šitą pirmą stadiją. Tai mes imkim ir įsitraukim. Ne? Aš pasuksiu vaizdą, kad būtų patogiau. Štai tiesiog galiu taip braukdamas pasiimti, nes jisai nepaims nei 2D elementų, nei nieko kito, apart tik tai 1D tipo elementus. Ne? Taigi, okay. Ir vat jau mums programa sako, kas yra įtraukta šičia. Jeigu mums reikės deaktyvuoti kažką, tai mes tiesiog turim, sakykime, taip va čia šitoj eilutėje įtraukti tą konkretų elementą. Dabar plokštumos, ne, paviršiai, aš vėl taip pat, ir taškinės atramos, šitas, ir linijinės atramos. Na, kadangi linijinės atramos yra tik tai dvi, tai aš tiesiog uždėsiu varnelę ir programa jas pasiima iš karto, abi. Tvarkoj. Sakykime taip, pirmai stadijai mes jau visus elementus esam įsivedę. Aš galiu tiesiog elementariai nukopijuoti šitą stadiją. Taip, ir tiesa, aš taip, gal kopijavimas nėra čia šiuo atveju parankus. Tiesiog darant naują stadiją, visada iš karto ant sekantį stadiją, jinai mums suformuoja, kad jinai antroji stadija seka pirmąją stadiją. Ne? Tai ir čia, bet mes galim koreguoti. Lygiai taip pat, ten, kaip ir nukopijau, aš galėjau čia tiesiog perjungti, ar tai yra pradinė stadija, ar tai yra sekanti stadija. Mes galime, sakykime, taip, visą tai koreguoti. Ir čia mes, šitoj stadijai mums nereikia linijų atramų, mums reikės tik tai nodal supports, surfaces ir members elementų. Ne? Kaip matot, čia jisai dabar yra tuščias ir man lieka tik tai pasižymėti. Aš galiu žymėti dabar netgi taip, sakykime, negi platesnį tą langą braukt, bet jisai pažymė tik tai tuos, kurie dar nėra įtraukti elementai. Ne? Taip, kadangi pirmo aukšto elementai jau yra įtraukti, tai jie yra nepažymė. Ir čia, sakykime, tai pakankamai paprasta. Mes pasiimam visus tos taškus. Gerai. Ir taip pat nauja stadija, čia gal mes persivadinkim jos, sakykime, tai bus antras aukštas, ne? Čia jau pas mus bus trečias aukštas. Taip, antras, trečias, mes turim susitvarkyti su trečiu. Ir štai, dabar irgi 1D elementus pasiimam, surface elementai. Ir nodal supports. Ir dabar dar viena stadija, tai bus ketvirtas aukštas. Ir dar penktą stadiją. Truputėlį šiek tiek mechaninio darbo, bet kai jau vieną kartą pasidarai, tai perdarinėti kaip ir nereikia. Taip, ir nodal support. Štai ir galų gale mes matome, sakykime, šitą penktą stadiją, kadangi jinai yra, sakykime, jau kaip mums ir paskutinė, matome, kiek mes visko suakumuliavome, ne? Tai yra ir elementai visi įtraukti, ir paviršiai įtraukti ir taip toliau. Tiesa, ką norėjau parodyti dar čia, yra štai čia mes turime tokį mygtuką, kuris mums parodo, o tai kaip tos stadijos iš tikrųjų schematiškai išdėstamos. Jeigu jį paspausiu, tai mes turime visą, sakykime, tokią kaip blok schemą, tai yra nuo pradžių eina pirmoji stadija, antroji stadija, trečia, ketvirta ir, sakykime, rodoma, kas seka ką, ne? Tai yra pagal schemą, tai yra, sakykime, pirma, tai pradžia, tada pirma stadija, antra, trečia ir ketvirta. Mes turime tą eiliškumą, tam tikrą jau supratimą apie tai, kaip mes išsidėliojam viską. Tvarkoj. Taigi,
mes stadijas jau susikūrėm. Dabar mums reikėtų pasitikrinti, ar mes tas stadijas teisingai sudėliom, ar visos konstrukcijos yra įtrauktos pas mūsų. Taigi, atsistoju prie apkrovų, štai čia, drop-down listo, yra automatiškai suformuojamos stadijos mūsų sukurtos. Taigi paspaudžiu pirmą. Čia dabar, aišku, pilka ant pilko sunkiai gal matos, aš tiesiog su dešiniu klavišu išjungsiu, kad nerodytų nematomų elementų ir matom, kad čia yra mūsų pirmoji stadija ir kas joje bus. Tada antroji stadija, trečia, ketvirta ir penkta stadijos. Lygiai taip pat, jeigu mes užduosime atitinkamom stadijom apkrovas, irgi lygiai taip pat mes matysime, kurios apkrovos, kuriai stadijai yra priskirtos. Taigi, atidarau štai apkrovų generavimo, sakykime taip, apkrovų langą ir mes čia turime savąjį svorį, jisai bet kuriuo atveju turėtų būti vertintas, konstrukcijų savasis svoris turiu omeny, ir mums nereikia daug savųjų konstrukcijos svorių užduoti, mes jį turime pačioj pradžioje, mes jį užsiduosime pirmojoje stadijoje ir jisai bus vertinamas per visą, sakykime, to pastato statybos laikotarpį ir kiekviena naujai atsirandanti konstrukcija, jai bus vertinama savasis svoris. Dabar aš tik tai gal numatysiu papildomas nuolatinės apkrovas, sakykime, ant tarpaukštinių šitų sijų ir štai būtų LC2 ir dar viena nuolatinė apkrova ant stogo, kad atskirtumėm, kad ten yra šiek tiek mažesnė. Taip pat numatysime, sakykime, kažkokias kintamas apkrovas, priskirsime tam tikrai kategorijai jas. Žinoma, čia mes galėtumėm jau savaime aišku irgi, čia mes įsivedam apkrovas visas, kurias mes norėsime ir pastate vertinti. Tai tokiu atveju būtų logiška susikurti čia daugiau, reikalinga kintamų apkrovų variantų kiekį. Tai yra, kad ten vienas tarpatrumis apkrautas, kitas ne, sekantis apkrautas ir taip toliau. Tai ir per aukštus ten šachmatinė tvarka išdėliotas apkrovas. Tai visą tai mes galime iš karto čia viską susikurti, po to tik tai numatyti, kad tai bus naudojama projektavime. Tvarkoj. Dėl įdomumo tiesiog gal sukurkime dvi šias apkrovas ir, sakykime, taip apkrausime dvi šachmatinės situacijas vertinsim tiesiog. Gerai. Tada dar turėsime sniegą. Štai, sniegas. Ir mums, sakykime, mūsų šitam pavyzdžiui, tų apkrovų kiekio tikrai turėtų užtekti. Taigi, spaudžiu OK. Ir čia pasirinku aš, pasirinku štai pirmąją nuolatinę apkrovą ir sakykime taip, kad tai bus grindų apkrovos ir nuolatinės apkrovos ant perdangų ir kurios remiasi ant sijų. Tai aš tiesiog formuosiu elemento apkrovą. Taip, tai bus 10 kilonewtonų į tiesinį metrą ir ją priskirsim štai visom, sakykime taip. Taip, mes turėjom, šitai sijai priskirsim. Mums dar trūksta keletos apkrovų, nes kai formuosis, sakykime taip, mūsų stadijos, tai mes turėsime jas atitinkamai apkrovos ir priskirtai. Tokiu atveju mums dar reikėtų štai čia numatyti. Čia bus pirmai stadijai, po to antrai, trečiai, ketvirtai ir penktai, dar 4 reikia. Tai aš čia tiesiog elementariai nukopijuosiu dabar. 1, 2, 3, 4. Tai šitie visi, ir juos pasižymėsiu, kad nepamirščiau, kad tai yra stadijai 1 skirta nuolatinė apkrova. Čia yra stadijai 2. Bus stadijai 3. Ir čia bus stadijai 4. Teisingai, aš praleidau ir čia mes šitą
stadijai 5 bus, ne, tai stogo apkrova, mes taip ir palikim, tai šitos nereikia. Ok. Taigi, štai, stadija 1 turi apkrovą, stadija 2. Čia aš kadangi kopijavau load cases, tai tos apkrovos pasiliko. Mes turėtume galėti jas persinešti, bet gal tiesiog mes elementariai šias nutrinkim ir sukurkim naujas apkrovas. Bus daug paprasčiau. Štai va čia mes turėsim apkrovas. Tada stadija 3. Irgi šitų mums nereikia. Ir elementų. Okay. Ir taip šitas. Ir sekantis. Tapas. Taip. Čia. Paskutinė 5. Nesvarbu, mato, kaip eiliškumas, kaip aš išdėsčiau, jas vis tiek po to mes priskirsim atitinkamose vietose. Na ir čia gal būna mažesnė, kadangi stogo apkrova, gal jinai turėtų būti šiek tiek mažesnė. Taip. Na ir pereinu prie štai kintamų apkrovų. Ir kaip sakiau, pabandysime išdėstyti keletą skirtingų šachmatavimo atvejų. Ir taip. Irgi tai bus lininė apkrova, 8, sakykime, kilonewtonai tiesnį metrą. Ir, sakykime, taip pat. Čia apkrausim, šitą apkrausim ir tiek. Okay. Ir sekantis atvejis. Irgi ta pati apkrova. Čia. Na ir, sakykime taip, ryšį tarp šitų dviejų apkrovų aš aprašysiu kaip, štai, kai mes pereiname į kitą skiltį, į actions, mes galime aprašyti ryšį tarp tų dviejų apkrovų variantų. Ir čia mes turime tokius kaip 3 variantus, ne, tai simultaneously, alternatively ir differently. Tai simultaneously, tai tos abi apkrovos, tai abu load cases visada veiks kartu. Alternatively arba veikia kartu, arba pavieniui jie gali veikti. Ir differently, tai yra mes jau galime, štai va čia vienas iš, sakykime, taip įdomesnių atvejų, tai mes galime atitinkamas grupės uždavinėti, sakykime, jeigu čia užduosiu po pirmą grupę, tai tada jos neveiks kartu, ne, sakykime taip, viena apkrova iš vienos grupės bus tik tai paimta. O jeigu, sakykime, aš čia turėčiau didesnį kiekį tų apkrovimo variantų, tai aš tada galėčiau juos sugrupuoti pagal, na, sakykime, ten vieną apkrovą į vieną grupę, kitos apkrovos į kitą ir tada tokiu atveju programa sudarydama derinius ims tik tai po vieną apkrovą iš konkrečios grupės. Ne? Tai va, tai na, šiuo atveju man pilnai turėtų užtekti alternatyviai atvejo. Mes pabandykim pasižiūrėti, ar teisingai generuos mums. Ne, tai vat, sakykime taip, saugos ribinių buvojų kombinacijos. Matome, kad taip eina kalba apie LC3, LC4. Ar aš turėsiu? Na, gal man reikėjo pasižiūrėti štai čia. Vat. Aha. Taip. Jo, kaip ir turėtų būti viskas tvarka. Gerai, tai ir dar liko mums sniegas. Okay. Ir čia aš tiesiog irgi uždėsiu elementarią apkrovą, sakykime, tegul tai būna 6 km tiesinį metrą ir jinai veiks ant stogo. Okay. Taigi, susiformavom įvairius variantus apkrovų. Dabar, na, aišku, mes turime apsirašyti ir jų tarpusavio elgseną. Taip pat mes turime numatyti, sakykime taip, projektavimo atvejus. Tiesa, tam mūsų šiandieniniam, sakykime, tam seminarui
Aš nenaudosiu ULS skaičiavimo, aš pasiliksiu tik tai charakteristinį derinį, visus kitus išsitrinsiu. Ir čia aš turiu nurodyti, sakykime, kad šitas derinys, jisai bus naudojamas kartu su konstravimo stadijomis. Kaip tai padaryti? Tai mes padarome per štai Combination Wizard funkciją. Aš turiu įeiti į šitą nustatymą šiuo atveju, tai tiesiog spaudžiu Edit. Ir kadangi konstravimo stadijos mes negalime įvertinti geometrinių netiesiškumų stadijų metu, pabrėšiu, tai mes turime, sakykime, nusimatyti, kad tai yra geometriškai tiesinė analizė, bet medžiagų netiesiškumas jisai gali būti vertinamas. Taip, ir tokiu atveju aš dar turiu numatyti štai consider initial state, tai yra tam tikra pradinė stadija nuo tada, kai mes pradėsime vertinti jau eksploatacinės apkrovas. Tai iki, žodžiu, statybos pabaiga mes turime nusirodyti, kada ta statybos pabaiga yra pas mus. Tai aš uždėjau čia varnelę, čia pas manęs atsirado initial state ir aš nurodau, kad štai paskutinė mano 5 stadija yra paskutinė mano stadija ir jinai bus pradinė situacija mano visų kintamų apkrovų derinimui. Taigi, spaudžiu OK. Ir, kad padaryti įdomesnį palyginimą, tai nėra būtina, sakykime taip, bet aš vis tiek suformuosiu dar vieną, sakykime, apkrovimo variantą. Štai irgi pasakysiu, kad tai yra charakteristinis derinys. Gal pavadinimą pakeisiu, kad čia nevertinsime konstravimo stadijos. Štai taip parašysim, nevertinam konstravimo stadijų. O štai čia aš dar irgi pavadinimą biškį pasikoreguosiu, tiesiog užrašysiu, kad tai yra CSA, kad tai yra vertinama konstravimo stadijos. Tai kad mes atskirtume matyti. Ir dabar peršoku kadangi yra aktyvuotos konstravimo stadijos, čia atsiradęs yra dar vienas tabas nuo įprastų skilčių. Taigi, yra mūsų jau sukurtos stadijos matosi. Mes čia, kaip matot, galime įvairius dalykus papildomai vertinti. Tai yra netobulumus, arba štai čia yra structure modification. Tai sakykime, jeigu yra poreikis, sakykime, modifikuoti elementą, kaip pavyzdžiui, šitą taškinę atramą, mes galime jos, sakykime, parametrus modifikuoti. Tai ir mes dabar turime priskirti, kokios apkrovos eis kokiose stadijose. Tai aš stovėdamas ant pirmos stadijos, peršoku čia į load cases ir pirmoji stadija štai šitas. Savasis konstrukcijų svoris būtinai jisai eis. Ir jo mes vėliau nei naikinti nereikia, jisai visada turėtų būti ir jisai visas atsirandančias naujai konstrukcijas jų svorius vertins. Taip, ir plus pirmosios stadijos apkrovą reikėtų užsiduoti. Gerai, tada einu aš į antrąją stadiją ir kaip matom, štai čia jau yra aktyvios, šitos dvi jau yra iš anksčiau ateinančios apkrovos, jos ateina iš pirmosios stadijos ir jos yra, tokios, sakykime, su fonu tokiu, ir čia matom, kad jos tokios yra pusiau neaktyvios. Mes jeigu yra poreikis, mes tą apkrovą galime deaktyvuoti. Bet kadangi čia, sakykime, taip, apkrova, kurią aš čia įsivedžiau, tai yra apkrova, sakykime, konstrukcinė apkrova, kuri atsirado ant konstrukcijos ir jinai tęsi ir visą tarnavimo laikotarpį tenais ir išliks. Jeigu čia būtų atsiradusi apkrova, kuri, sakykime, buvo tik statybos metu ir vėliau jinai išnyko, tai tada aš galėčiau kažkurioje tai stadijoje tiesiog tą apkrovą štai deaktyvuoti. Tai šiuo atveju tai yra paprastos apkrovos, kurios tarnaus visą pastato eksploatacijos laikotarpį. Tvarkoj. Ir kadangi tai yra antroji stadija, tai aš įsidedu ir tą nuolatinę apkrovą ant antrosios stadijos CU, štai šią. Tada jau peršoku į trečią stadiją, matom, kad jau komplektas apkrovų didėja. Čia įsidedu štai šią apkrovą trečiosios stadijos, ketvirtą stadiją štai šitą apkrovą, ir penktą stadiją
bus štai šita mūsų 5 apkrova ir tuo pačiu 5 stadijai aš įkeliu ir visas likusias savo štai kintamasias apkrovas, tam, kad iš jų, matom, jos yra numatytos, kad jos yra kintamosios apkrovos ir jas programa naudos derinant, sudarant derinius. Nes mes programai nurodėm, kad tai yra 5 stadija, tai yra ta galutinė, ne, iš kurios reikia visus skaičiavimus daryti. Taip, peršoku čia, pasižiūriu, ką jinai kokius derinius noriu formuoti programa. Taip, vieną dalyką aš pamiršau padaryti. Matot, aš čia turiu 2 tos atvejus. Vieną aš čia, kur noriu palyginimui turėti, bet aš jiem priskyriau, atsitiktinai priskyriau tą pačią, sakykime, analizės tipą, priskyriau tą patį. Tai šitam man reikėtų priskirti, kad nebūtų vertinamos konstravimo stadijos, ne? Tai aš tada tokiu atveju sukursiu naują. Tai pasimsiu tą, kurį naudoju, aš jį iš jo susikursiu naują ir tiesiog nuimsiu štai šią varnelę ir jokios pradinės stadijos nebus vertinamos programą. Taigi, ok, ir taip. Ir aš dar, aišku, turiu ją priskirti. Štai, 3. Matom, pagal spalvų žemėlapį galima pasakyti, šitą ruda spalva yra, ne? Ir kai aš peršoku štai čia ant combinations, aš matau, kad štai šitos kombinacijos yra skirtos štai tuo atveju, kai nevertinamos konstravimo stadijos. O čia jau yra atvejai, kai yra vertinamos konstravimo stadijos ir kaip matot, ir yra netgi nurodyta, kuri konstravimo stadija bus jiems kaip išeities duomenys. Na ir savaime, aišku, visi deriniai. Tai lygiai taip pat per derinius perbėgus, matosi, štai yra keletas derinių iki 8 kombinacijos, kur bus vertinamos stadijos ir štai čia yra atvejai numatyti, tai yra parodyta, ne, kad tai yra vertinama. Taip. Ir viskas kaip ir tvarkoj. Ir spaudžiame OK. Tai dar kartą perbėgam per apkrovas, pasižiūrim, kuriuose šitose, ar apkrovos yra teisingai priskirtus ne tik modelio objektai, bet ir apkrovos. Tai 1 stadija, 2 stadija su savo apkrova, 3 su savo apkrova, 4 ir 5 su savo apkrova. Taigi viskas kaip ir tvarkoj ir bandome tiesiog paleisti skaičiavimą. Matom, stadijos jos negali būti iš karto skaičiuojamos, jos yra 1 stadijos suskaičiuojamos ir tik tai po to yra skaičiuojamos tos kombinacijos. Čia, kurias kombinacijas suskaičiavo, tai paprasčiausiai tiesinė analizė, ja, kur stadijos nebuvo vertintos. Taip, tai tvarkoj. Štai mes gauname atitinkamą rezultatą ir tam, kad palyginti, aš galiu štai čia atsistoti dabar ant situacijos, kai nebuvo vertintos stadijos. Ir palyginkim paprasčiausias, sakykime, įražas, štai ašinė jėga kaip pavyzdys. Aš čia išjungsiu gal tos skerspjūvius ir galime, sakykime taip, didžiausia ašinė jėga čia pas mus yra štai 1013 kN apatiniai kolonai. Na ir man štai įdomi yra įraža štai čia viršutinėje kolonoje, kuris siekia 43 kN, pakankamai nedidelė ašinė jėga, sakykime taip, šitoj kolonai. Ir kas iš tikrųjų netgi dar irgi gerokai keistusi, jeigu mes, sakykime, būtumėm ant stogo suformavę parapeto kokį nors tai elementą, kuris būtų pakankamai standus ir mes netgi čia šitoj kolonai gautumėm netgi turbūt ir tempimą šito atveju, kai nevertinam konstravimo stadijas. Na, o kai vertinam konstravimo stadijas, štai peršoku prie gaubtinių rezultatų, matau, kad tai yra, kaip pasakyti,
gerokai didesnė įraža, ne, lyginant santykinai, tai yra 71 kilonewtonas, lyginant su 43 prieš tai buvusiais kilonewtonais. Tai, na, beveik pusė, dvigubai, tai yra, atsiprašau, beveik dvigubai išaugo ašinėje jėga šitoj vietoj. Na, kaip matom, galutinis rezultatas, sakykime, tas maksimali ašinė jėga perdėm nesikeitė, nes viskas atėjo iš viršaus ir tenais, nu, taip ir turėjo nueiti iš tikrųjų, bet vat, šitoj vietoj, kur vat, mes turėjome siją, kur išretintas kolonų tinklas, sakykime, taip, ten, kur deformuojasi elementas ir kur formuojasi kažkokios deformacijos, tai tokiu atveju taip, mes turime šiek tiek kitokį vaizdą, nes kai pastatome iš karto, vat, nevertindami konstravimo stadijų vat, objektą tokį, tai na, gaunasi, kad visa dalis, jinai dirba iš karto ir, na, sakau, kaip čia šitoj kolonai gali gautis netgi ir tempimas tokiu atveju. O kai vertinam stadijas, tai tikėtina čia tempimo jokių būdų negausim. Na, lygiai taip pat galime pasižiūrėti ir į lenkimo momentus, sakykime taip, štai, nevertinant stadijų, pas mūsų labiau yra įtraukiamos į darbą aukščiau esančios sijos ir šita apatinė sija, jinai turi tarsi šiek tiek mažesnį lenkimo momentą, štai centriniam taške. O jeigu vertinam stadijas, na, kaip matom, na, momentas lenkimo skiriasi irgi ganėtinai drastiškai. Ne, tai aišku, jeigu mes per visą pastatą standintumėm tas sijas, konstrukcijas, čia labai standžią, gal sakykime, konstrukcijai suformuotumėm, tai tokiu atveju mes galėtumėm priartėti turbūt prie, sakykime, prie to atveju, kai nevertinam konstravimo stadijų. Na, bet, sakykime, taip, šitoj situacijai mes galime, sakykime, ir įvertinami situaciją susiprojetuoti konstrukciją taip, kaip jinai realiau dirbtų. Ne? Tai va. Tai skirtumas šituo atveju yra palyginti nemažas, ne? Tai šiandien yra 700 kN, kai vertinam, ir 580, kai nevertinam. Na, tai čia kažkas apie 25% skirtumo lenkimo normaliniam pjūvių stiprumui skaičiuoti. Ne, tai yra, na, labai daug, sakykime. Taip, ką dar norėčiau pabrėžti čia, sakykime, štai, kai mes turime tokias pavienės atramas arba, na, linijinės atramas, tai mes jas turime aktyvuoti atskirai konkrečioje stadijoje, ne tai kaip mes ir darėme. Tačiau programa turi savyje funkcijų, sakykime, papildomų funkcijų, tokių kaip kiekvienas objektas gali nešti su savim tam, na, papildomą informaciją, tokia kaip lankstai, ne, pavyzdžiui, arba, sakykime, tas pačios atramos. Tai jeigu atramos yra suformuotos, sakykime, kaip po, na, vat, kaip pavyzdys, suvaržysiu elemento horizontalų poslinkį visiškai, ne? Tokia kaip linijinė atrama uždėsiu ant tiesės, ant linijos, štai vat, jinai atvaizduojama, tai jos atskirai mums kaip ir nereikia įvedinėti, jinai yra 1D tipo elemento informacija ir jinai ateis, ta atrama ateis į modelį atitinkamoj stadijoje, na, kaip šiuo atveju, pirmoji toj stadijai, čia jinai atsistos su to, kad mes čia pažymėsime, kad įveskit, nu, kad įtraukiam koloną. Ne? Jeigu atramos yra suformuotos atskirai, tai taip, mes jas galime įsitraukti. Dar vienas dalykas, ką norėčiau paminėti, aš buvau užsiminęs, kad galime mes įvertinti ir valkšnumą ir susitraukimą. Tai tokiu atveju, na, sakykime, tai projektuojant elementą, jau nuėjus į concrete design, pavyzdžiui, ne, skiltį, tenais taip, tiek, sakykime, įlinkius skaičiuojant, tai bus vertinama atitinkamai. Ne? Bet jeigu mes norime šitos faktorius įvertinti skaičiuojant įražas, tai tokiu atveju mes turime aktyvuoti papildomą funkciją,
Tai yra, sakykime, pakankamai unikali analizė, sakykime, pakankamai naujas produktas, tai yra time dependent analysis. Ne? Tai va, jeigu mes aktyvuojame štai šalia construction stages aktyvuojame ir time dependent analysis, na žinoma, mes dar turėtume aprašyti ir medžiagų charakteristikas atitinkamas, ne? Tai štai va, prie medžiagų, prie betono mūsų turimo, aš tai galiu aprašyti, kad vertinkim ir susitraukimą, ir valkšnumą, ir susitraukimą, ne? Ir atitinkamai va, yra metodai, kaip apskaičiuojamas yra šitie parametrai. Ir jau programa, turėdama šitą informaciją, jinai nustatinėdama įražas gali įvertinti papildomas deformacijas atsirandančias dėl bėgant laikui. Ne? Aišku, mums tą laiko faktorių kažkur irgi reikia užduoti. Tai yra užduodama irgi prie konstravimo stadijų. Ne? Tai aš čia įeinu ir štai čia pas mūsų aktyvavosi štai šitą skiltis, tai yra time dependent analysis. Ir aš galiu dabar sakyti, štai va, mano pirmas aukštas yra pastatomas per 60 dienų, kaip pavyzdys. Ne? Antras aukštas yra pastatomas per kitus 60 dienų. Ir taip toliau. Ne? Tai, ir kaip matom, štai va čia akumuliuojasi laikas ir jau tokiu atveju programa atlikinėtų analizę. Ne? Galime mes čia netgi ir paleisti. Okay. Atlikinėtų jau, aš gal tik tai šitą vienintelę konstravimo stadiją paleisiu, netiesinę analizę atlikinėtų. Tai yra medžiagų netiesiškumas būtų vertinamas ir čia turėtų matytis grafikė visą tai. Nes jau prieš tai ten buvo skaičiavimas, matome, kad skaičiavimas yra vykdomas iteraciniu būdu ir yra vertinamos netiesinės medžiagų charakteristikos, tai valkšnumas ir susitraukimas. Ir konstravimo stadijos atitinkamai yra formuojamos. Aišku, mes galime pratęsti lygiai taip pačias netiesinę analizę, galime pratęsti ir jau galutinai analizuodami kintamų apkrovų poveikį. Na, bet čia šiuo atveju aš uždaviau tik tai šitom konstravimo stadijom. Tai va. Na čia, sakykime, šita konstrukcija nėra gal tokia vizuali, kad tas aukštumas ar susitraukimas būtų čia turėjęs didelę įtaką. Na, truputėlį matau, momentas šiek tiek ūgtelėjo, ašinė jėga irgi, na, čia nelabai pasikeitė, bet mintis, manau, yra aiškiai šitoje vietoje. Čia turbūt gal labiau kito tipo konstrukcijai būtų didesnė įtaka.